Labas rytas, Lietuva. Tiesiog norėjau pasakyti, kad tikiuosi, kad šiandiena praeis gerai. Kad viskas tavo gyvenime yra tvarkoj. Nėra sunku atsikelti iš lovos. Nėra jokių blogų minčių ar blogos energijos. Noriu, kad daugiau šypsotumeis, nes kai šypsaisi, skleidi pozityvumą ir jeigu nori savo gyvenime pozityvumo, tai reikia atidaryti duris jam. Tai kai šypsaisi ir kai esi laimingas ir kai gražiai bendrauji su kitais, tai atidarai tas duris ir tada trupučiuką daugiau pozityvumo yra tavo gyvenime ir padedi kitiems geriau jaustis. Tai tiesiog norėčiau, kad padėtumėm vieni kitiems geriau jaustis ir bandyt džiaugtis tuo, ką mes turim, nors ir gali kartais atrodyti, kad turim mažai arba galėtumėm turėti daugiau. Nesiginčysiu, tai yra tiesa, galim turėti daugiau, bet tada ir siekim daugiau. Čia atsiprašau, kad taip nuklydau. Ir jeigu esi kokiam dabar sunkiam gyvenimo laikotarpiu, tai aš tikiuosi, kad greitai praeis. Turiuomenį, laikas eina, kiekvieną sekundę, kiekviena minutė, jį tirpsta ir niekada nebesugrįš ir su tom minutėm, su tom sekundėm tirpsta ir blogi jausmai. Aišku, iš pat pradžių taip ir neatrodo, bet po savaitės, po mėnesio pasijausi geriau, nors dabar, sakau, gali taip nesijaus, bet aš pažadu, kad tai bus. Nes esu patyręs blogų dalykų, esu buvęs tragiškose situacijose ir tragiškose gyvenimo erose, bet su laiku viskas gerėja. Ir jeigu daugelis žiūri šitą video ir galvoja, komon, tu švaistai mano laiką, tai atsiprašau, kad sušvaiščiau kelias minutės. Bet o jeigu yra žmonių, kurie galvoja, aš šiandien nusišypsosiu, atversiu tas pozityvumo duris, kad į mano gyvenimą įeitų pozityvumas, tai aš linkiu sėkmės ir pavarom ir 2026 metai yra tavo metai. Stengiamės padaryti kiekvieną dieną geresnė negu buvo vakar ir nepasiduodam. Nepasiduodam, kai yra sunku, nepasiduodam, kai yra gera. Nes labai lengva užmiršti viską, ko tu sieki ir lengva pasiduoti tam gerumui. Kai jautiesi gerai, iš tikrųjų dažnai aptingsti ir kaip sakoma, joji ant tos bangos, o kiekviena banga nusileidžia. Tai visai, ką reikia išlikti ramiam ir niekada negalvot, kad jeigu aš jau esu čia, aš negaliu nukristi. Turiuomenį, jeigu pasieki kažką tokio, ko norėjai, tai žinok, kad džiaukis tuo, bet neik visiems girtis ir palik tą džiaugsmą savo už savo 4 sienų, gerai? Tiesiog, kad vėliau nebūtų nusileidimas toks skausmingas, jeigu ir bus tas nusileidimas. Tai viskas. Nežinau, tikiuosi kažką aš naudingo pasakiau, jeigu ne, tai ne. Ir viskas. Džiaukis kiekvieną dieną, džiaukis savimi toks, koks esi. Ir jeigu nepatinka toks, koks esi, tobulėk. 2026 metai, tavo metai. Važiuojam. Ir ką aš galiu pasakyti? Geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.